Va. Mano kolega iš neįgalių centro turi 2 darbus. Tačiau panagrinėjus geriau, aš tik Vasaros gatvėje susimaščiau, kur aš dirbu. Supranti? Tai su indai, su kavinė viskas tvarkoj. Bet darbas, kurį mane įdarbino po daug metų vėl dirbt, tas darbas, jisai yra, kaip čia pasakius, užtraukia nemalonę. Tas darbas užtraukia nemalonę, nes jis yra per daug paprastas ir per daug mažai apmokamas. Tai va, tu gauni labai mažai pinigų ir tu dirbi darbą, kuris neduoda naudos visuomeniai arba jos duoda labai mažai. Ir taip pat yra su mano kolega Darium, kuris šiuo metu dar guli ligoniniai. Visi tie darbai, tas darbas laiptinėse reiškia, kad tu esi bedarbis, supranti? Tu esi ir neįgalus, ir bedarbis. Tai yra darbas pas Tomą laiptinėse. Kodėl aš iš ten noriu išeiti? Ne todėl, kad man sunku, o todėl, kad pas darbas man užtraukia nemalonę iš valdžios. Supranti? Tas darbas yra per daug lengvas ir per daug mažai apmokamas. Tai yra blogai, nes tai reiškia, jog tu negali savimi pasirūpinti ir negali susirasti darbo. Tai šiandien vakare, po dienos stacionaro, po sporto, po pietų, važiuosiu tiesiai plauti tų laiptinių. Bet tas darbas yra toks mažai apmokamas ir toks nereikšmingas, kad niekas nekreips į tave dėmesio, supranti. Ir kai aš susimašiau, kur aš dirbu, norėjau parašyti laišką, tai taip aš pagalvojau, kad pradėjau dėliotis dalykus, kad darbas laiptinėse parodo, kad tu esi visiškai neįgalus ir jau geriau yra neturėti darbo, negu dirbti tose laiptinėse, nes ten yra labai pavojinga, apie tave vis tau pinigus moka neįgaliųjų bendrija. Tu esi auka, supranti. Tos laiptinės reiškia, kad tu padarytas auka, tu įdarbintas į aukos vaidmenį. Tai yra laiptinės, kuriuose dirbant tave gali uždaryti į pensionatą. Supranti? Tu skaitaisi kaip net bedarbis ir neįgalus. Tos laiptinės yra labai pavojingas darbas. Nes ir vat ne tik, tai kitas pažįstamas plauna 9 aukštų namą ir dirba kiemsargiu. Tokie lengvi darbai, jie užtraukia negarbę ir nemalonę, nes tie darbai yra nereikšmingi, supranti. Tai tu skaitaisi kaip neįgalus, bedarbis ir keliantis valstybei problemą.